Dar galime vieną peiliuką paleisti į aukcioną, tai yra kosminis. Taip pat peilis skirtas žuvies filiavimui. Tai yra senovinis restauruotas peilis. Tai yra Masakane peilis. Labai rimtas, labai. Masakane dirbo tik tai senoviniu būdu, tradiciniais plienais, tradiciniu kalimu. Ir tai kosmiškai geri peiliukai. Be galo geri. Tiesiog pas mane, sakau, Vilniuje Masakane peilių turi žmogus ne vieną, ne du, visą kolekciją, kurie kainuoja ir 500, ir 7, ir 300, įvairių turi tiesiog. Ir, kosminiai peiliai. Tai žodžiu, kam reikia žuviai filiuoti, toks ilgesnis peilis, didesniai žuviai, tai čia pasakiškas. Be galo gerai restauruotas, profesionaliai išgalastas. Prieš galanimą bandžiau stiklą, jis ima stiklą. Tai ką kalbėti apie žuvies ašakas. Vis dėlto jis yra 20 laipsnių pagalastas iš vienos pusės ir iš kitos, bet vis dėlto galanimas eina 20 ant 80, nes nuolydis taip, kada filiuojam žuvį, kad ašmuo kažkiek pasikėlęs nuo stuburo per mikro eitų, kad jis nepjautų į patį stuburą. Tai žodžiu, toks peilis be galo, taip aštrus, be galo, nors ir 20 laipsnių tokio aštrumą pasiekti yra sunku, bet aš vakar padirbėjau, išgalandau kaip jau kosmiškai. Na ir šitą peilį nesakysiu pardavimo kainos. Nesakysiu. Šitą peilį dėsim nuo 250. Tai tokiam superiniam daiktui yra labai patogi kaina. Labai. Džiaugsitės šitų peiliukų. Kas įsigysit, džiaugsitės. Na, o jeigu neįsigysit, čia jūsų problema. Sėkmės, draugai. Sėkmės, kam reikia, sužaiskit, įsigysit. Matote, tikrai tokių daiktų ne kiekvieną kartą pasitaiko. Jie šviežiai restauruoti, šviežiai. Ir tikrai daugiau aukcionuose jų nematysit. Matysit mugėse su tam tikrom kainom. Matysit mugėse, gal nematysit mugėse, gal jie bus parduoti. Gal čia vienintelis variantas jums laimėti rimtą daiktą. Iki, draugai.